Sveiki, taigi sukursiu pamoką. Tikslas yra jos išmokti jums, kaip padaryti chromot 444. Tai čia tai atsiranda dažniausiai todėl, kai perkelite savo failus į kitą FTP serverį ir jūsų seni failai tiesiog nepasidaro tokie, kokie buvo instaliuojant TVS jūsų ar tenais, nežinau, kažkas tokio asmens. Jums reikia padaryti 444 arba iš visai kitokio tenais, pagal jūs tenais reikalauja. Bet jūsų FTP programa neleidžia padaryti tokio chromodą. Ką jums reikėtų daryti? Visgi jums parodysiu, kad tai tikrai neleidžia padaryti. Tarkime, tiksliau atsidarome savo FTP. Failo prieigą ir matote 644, o reikia 444. Failas, katras yra redaguojamas štai čia, templates hitacijos. Templates ir čia hitacijos. 4.4 pabandome uždėti. Uždėjome 4.4. Vis tiek matote, nerodo, kad pasikeitė ar kažkas tokio. Mes patikrinsime. Visgi yra 6.4.4. Taigi, prisijungime prie savo direct adminą. Prisijungiai prie savo direct adminą, jums reikia nueiti į File Management. Tuomet einame į Public HTML. Man biškutį internetas stringa, tai truks gal video biškį ilgiau. Tada einame į Templates. Man sakiau, internetas kimba, aš nežinau čia, kodėl man nėra. Tada susirandame tą failą, tai templates ir hitacijas. Tada ant to hitacijas uždėkime čia varnelę ir set permissioną pasirinkime 444. Ir tada spaudžiame set permission. Permissionas, matote, iškart pasikeitė, čia yra, rodo, kokie yra netgi failo prieigos. Tada patikrinkime, ar čia pasikeitė. Štai ir viskas, dingo mūsų kaip ir pranešimas, kad kažką reikia tvarkyti. Viskas, tiek norėjau jūs išmokyti, nes būna tokių situacijų, kad tikrai būna, kad užžynė pas žmogų į administracijas, ten kažką nori, ką jam padarytum, ir man tai tas visas tas klaidas, kad jam neišeina padaryti kažko. Ir jis sako, tiesiog man per FTP neįeina padaryti, o dabar tiesiog per direct adminą jūs tai galite lengvai padaryti. Ir nereikia ten įsikių tenais programų kitokius siūstis ar panašiai, tiesiog per savo naršyklę. Viso gero.